Labas, Jurga. Labas. Labas, merginos. Labas, mergaitė. Labukas. Taigi, mes šiandien susitikom paplepėti, pakalbėti tarp mūsų, ar ne, mergaičių, ir tarp jūsų. Ir su jumis. Jurgita. Ir apie jūs. Apie jūs. Mes prisistatom. Esu Elena Geravičienė, šokių studijos Arabela vadovė. Dirbu jau nuo 2006 metų šokių trenerė. Dėl ko? Dėl šitos moters. Ši moteris atvedė mane į šokius, už ką aš esu be galo dėkinga. Ir dabar Jurgos eilė. Jurga, prisistatyk. Aš esu Jurga Mikelionienė. Aš dirbu su moterų grupėmis, vedu joms treniruotės moteriams jau virš 20 metų. Elena taip pat buvo mano šokėja tuo metu. Ir Elenai aš esu dėkinga dėl to, kad mes dabar organizuojame moterų stovyklą. Nes apie moterų stovyklą aš svajojau jau 7 metus, kalbėjau apie 5 metų, bet jeigu netu ir ne tavo impulsas, kad pradedam, kad darom, tai aš turbūt ir toliau būčiau kalbėjusi. Todėl mes esam kartu. Aš turiu labai daug klausimų, tikiuosi, Jurga, tu irgi turi. Taip. Gerai. Taip, kas čia per stovyklą? Kas tas moterų transformacijos stovykla? Kas tai yra? Kaip aš ją matau? Apskritai apibūdink. Kas tas yra? Kaip tu matai? Aš matau nedidelę, jaukiai, saugiai ir jautriai moteriškai leidžiančią laiką moterų grupę, draugių arba naujų draugių, besisidraugaujančių moterų, viena kitą palaikančių, kartu labai kokybiškai besiilsinčių. Bet besiilsinčių ta prasme, kad ne tai, kad gulinčių, nuo ryto iki vakaro bus ir tos atokaitos saulės. Visko bus, bet turėsime moteriškas praktikas. Taip, tai dabar apie praktikas. Aš tai mergina žinau, ką Jurga ruošia, bet gal galėtum pristatyti mums, ką būtent ruošia, kokias praktikas? Jeigu trumpai, bus jogos praktikos. Jogos praktikos kaip tempimo pratimai, atsipalaidavimo pratimai, vizualizacijos, kvėpavimo pratimai, meditacijai. Bus subtilios moteriškos praktikos. Čia aš labai nesiplėsiu. Aš noriu palikti intrigą, aš noriu palikti šiek tiek paslapties, bet noriu pasakyti, kad tai bus ir apie moterišką sveikatą, ir apie moterišką energiją, ir apie moterišką būseną visomis moteriškumo prasmėmis. Moteriškos praktikos, kurios yra paprastos, paprastai įgyvendinamos, kasdien jas galima atlikti, labai paprastai ir namie, ne tik stovyklos metu. Žodžiu, išsivešite tikrai puikų žinių bagažą ir praktikų bagažą, kurį galėsite prisiminti ir juo naudotis visą likusį savo gyvenimą. Super. Ok, kadangi tu jogos trenerė, sporto trenerė, aerobikos trenerė ir subtilių praktikų trenerė, tai kuo čia dėta šokis? Tiesiog, man labai įdomu. Aišku, aš žinau tavo atsakymą, bet merginos turbūt norėtų sužinoti, kuo dėta šokis prie tavo visos veiklos. Žinai, man šokis yra visų pirma prie moteriškumo, bet kas yra moteriškumas ir kaip tu moteriškumą supranti per šokį, tai jau čia aš tavęs norėčiau paklausti. Nes čia jau tu manęsi ta, paskui kurie aš einu ir kurios, nors tu per mane atėjai į šokį. Bet dabar yra taip, kad su savo funkcinėmis treniruotėmis ir jogos praktika dėl šokių, dėl poreikio šokti aš einu pas tave. Labai džiaugiuosi. Sakyk klausimą, kas yra ta šokis ir moteriškumas? Taigi, kas yra šokis man? Šokis tai yra įrankis į moters gerbuvę, nes per šokį tai ne vien tik išmoksti žingsnių, ne vien tik išmoksti gražiai, grakščiai judėti, bet tu atrandi save visiškai kitokią, visiškai naują moterį, nes mes žinom, kad mūsų moteris turi daug kompleksų, nepasitikė savim, mano, kad jeigu jai jau tiek metų ji nebegali judėti, tai yra... Arba jos kokia nors kompleksija, vienokia ar kitokia, būda per stambi, dar kažkaip kitaip. Tai aš esu tas įrodymas, nes aš pradėjau šokių mokytojos karjerą, kai man buvo 30. Pačia jaunystė.
Vienu žodžiu, jau galite paskaičiuoti, kiek metų. 2006. Vienu žodžiu, esmė. Šokis tai yra įrankis. Tai ne užsikabinkim už tai, kad šokis tai yra žingsniai, tai yra figūra graži, tai yra žinios, tai yra tiesiog atskleidimas savo vidinės moters. Tai yra žydėjimas, tai yra atsipalaidavimas, tai yra pasimėgavimas, tai yra nuotaika, tai yra daug, tai yra sveikata. Aš nekalbu apie tiek, kiek pozityvių dalykų atneša sveikatą, tai čia vienareikšmiškai. Tai bet aš tikiuosi atsakiau tavo klausimą, kas man yra šokis. O man dar šokis yra emocija. O moteris ir emocija tai yra, dėkim lygybės ženklą, ne? Moteris lygo emocija. Kaip be emocijų? Tai ir šokis yra teigiama emocija. Kartais visokia, nes kai mokaisi šokio, tau kyla tokių įvairių minčių ir tu kartais galvoji, tai kaip aš čia nesusitariu su savo kūnu. Bet po to ateina ta nuostabi emocija, kad išgauni tą kažkokią liniją. Kai išgauni harmoniją, aš vadinu tai harmonija, kai išmoksti žingsnį, atsileidi vidum, pajauti muziką ir plauki. Kai tu maudaisi muzikoje, tai yra nuostabu. Tai va, ko tu tikisi iš šios stovyklos? Tikiuosi pailsėti. Tikiuosi, kad mes visos pailsėsim. Aš norėčiau pamatyti, kaip jinai ilsėsis, jeigu jinai turės daug treniruočių per dieną, kiekvieną dieną. Pati to noriu pasakyti. Pakartosiu, man poilsis nėra tik pasyvumas. Man poilsis kaip ir apskritai gyvenimas, kaip ir laimė, kaip ir moteriškumas. Man poilsis irgi įeina į būsenų kategoriją. Tai aš ilsiuosi, aš galiu ilsėtis judėdama. Aš galiu ilsėtis kvėpuodama. Aš esu tikra, kad aš galiu ilsėtis negalvodama. O tam tikros praktikos, kurios mes atliksime ir mokys mus sustabdyti save, stabtelėti, pabūti su savimi. Ir tai yra tikrai poilsis. Tai tikiuosi, kad mes grįšime visos pailsėjusios. Tikiuosi, kad mes save atrasime iš naujo. Atrasime naujų savo spalvų, kad mes atrasime tikresnės save, nes turbūt mes niekam tiksliau tiek daug nemeluojam kaip savo pačios kartais, ypač moteris. Tai mes ten galėsime susitikti su savimi tikresnėmis, tikrosiomis. Elena, aš turiu tau labai svarbų klausimą. Nes man tą klausimą užduoda mano moteris, mano klientės, kurios pas mane sportuoja. O jeigu aš nemoku šokti, jeigu aš niekada nešokau, ar man šita stovykla tinka? Ar aš galiu ten važiuoti? Ką man atsakyti? Atsakymas paprastas, Jurgita. Turiu praktiką. Pernai metų mes turėjom projektą 1 mėnesio pamokų kursą. Moterim, kurios visiškai nemokėjo, neturėjo nieko bendro su šokiais. Ir žinokit, nepatikėsit, rezultatas buvo nuostabus. Tikrai moteris, kurios, žinokit, netrukus įkelsiu video, kaip tik pasižiūrėjo, galvoju, geras gavas. Projektas vien dėl to, kad rezultatas pasitvirtino. Per 8 pamokas tikrai moteris sugebėjo išmokti ir žingsnius, ir judesius, ir pajaust muziką, ir sukurti nuotaiką. Žinau, kad buvo sunku, tikrai buvo sunku, bet kas liečia stovyklas? Mūsų tikslas ne vien tik tai išmokti žingsnių, judesių, tai yra kitas kontekstas. Tai yra per žingsnius, per muziką, per judesius patekti savo vidinę moterį. Tai yra daugiau asmeninis ugdymas nei šokių mokinimasi. Aš padėsiu jums pajaust tą moterį, kuri buvo neatskleista ar ne, jeigu jums neteko gyvenime šokti, tai aš jums padėsiu pajaust tą moterį, atlaisvinti ir mėgautis, atras save naują, bet būtent šokio pagrindu. Tai Aš pati žinau, kad man kaip faina, nes aš darau tai, kas man patinka. Aš pas savo patirtį tikrai žinau, kad daug moterų turi begalybę kompleksų ir tai labai labai yra gaila, maudu, nes aš pavažinėjus po pasaulį, aš matau, kaip yra kitose šalyse moteris metuose.
aš nesakau, ten 50, 60, jom nesvarbu, kaip jos atrodo, jos apkūniuose, jos mažas, aukštas, jos mėgsta šokti, jos šoka. Jos kaifuoja nuo gyvenimo. Kas pas mus vyksta? Nevardinsiu. Moteris, aš noriu jum padėti. Mano tikslas jum padėti suteikti tą emociją, kurią aš patyriau kitur. Ir žinokit, tai ne pabaiga, dar labai daug emocijų laukia. O aš panašią emociją tik ne su šokiais susijusią patiriu čia, Lietuvoje, nes aš visiškai nuoširdžiai sakau, kad apskritai man sportuojantys žmonės yra patys gražiausi pasaulyje. Ir čia kalba visiškai neina apie kūno kažkokius tai proporcijas, sudėjimą ar tam tikrus centimetrus, sakykime, ūgio svorio ar bet ko. Ir man judančios, aktyvios, fiziškai aktyvios moteris man yra pačios gražiausias ir aš sakau visiškai nuoširdžiai iš tiesų. Pritariam. Ar tai yra sportas, ar tai yra šokis, tai yra grožis ir kartoju, tai visiškai nesusiję su jokiais išvaizdos ar amžiaus, ar netgi fizinio pasirengimo parametrais. Grožis yra tame veiksme, toje būsenoje, tame netgi pavargime nuo to fizinio aktyvumo. Tai yra iš tiesų pats gražiausias vaizdas man. Panašu, kad mes esame įsimylėjusios į tą patį vaizdą. Tikrai taip. Ir tą pačią būseną. Žinok, aš pritariu tau ir dar galvoju, čia Laurita mums padeda šiandien. Laurita, gal tu... Sada moterį kadro. Gal tu irgi turi mums klausimų? Kaip jūs jaučiatės, tai labai užduotas? Kaip ačiū už klausimą. Kalbėsi? Galiu pasakyti. Ir tu sakėjau, ir paminėsiu dar kartą, kai tavo svajonė pildas, kurią tu gvildenai kažkiek metų. Tai yra tiesiog neapsakomas jausmas, įkvėpimas, džiaugsmas, tikrumas, nuoširdumas. Viskas viename, bet tai, kas yra gražiausia. Tai mes dedam visą savo sukauptas patirtis, visą savo pozityvias energijas, visą savo meilę į tą, ką mes dabar kūrėm. Nes aš mėgaujuos dirbti su Jurgita. Aš mėgaujuosi ir džiaugiuosi, iš tiesų aš net nepavadinčiau to darbu. Ne. Tai veikiau galbūt pamokos, kažkokios tokios įdomios treniruotės, smegenų treniruotės, mokymasis bendradarbiauti, kas yra irgi didžiulis gėris ir pozityvas man. Ir aš jaučiuosi taip, lyg tikrai jau kokius 7 metų, žinot, kai kompiuteryje tu atidarai keletą langų ir tie langai kabo. Ir tu nieko su jais neveiki, nedarai, tu nepildai ten informacijos, nieko, tu nedirbi su tais langais, jokio pokyčio nevyksta. Tai dabar visų pirma, tai manyje labai daug džiaugsmo, tikro džiaugsmo, kad aš pagaliau darau, kad mes darome kartu. Antra, aš labai jaučiu, kad tai yra tikra, išlaukta ir iš tiesų tas noras pasidalinti sukauptomis žiniomis, nes manyje labai daug ramybės. Ne kažkokios tai excited būsenos, šokinėjimo tokio. Tas džiaugsmas yra ramus. O man, aš žinau, save pažįstu, man ramus džiaugsmas viduje kyla tada, kada iš tiesų aš darau tai, kas man yra skirta, ko aš iš tikrųjų noriu ir tai yra mano gyvenimo laukta ir pagaliau išgyvenama patirtis. Tai todėl aš ramiai džiaugiuosi, tyliai kaifuoju ir kiekvieną dieną mes kažką tai darome. Mes nuoširdžiai to mėgaujamės. Tai jeigu jūs norit pasimaudyti panašiuose emocijose, tai ramybė ir tam džiaugsme, tai jungtės prie mūsų. Jo. Tu turi atsakymą, nes aš turiu. Aš labai tokį gerą tokį. Kai dėsiu dabar. Aš papildysiu. Gerai. Mano atsakymas, ta moteris, kuri dvejoja, geriau tegu nevažiuoja. Opa. Žinot dėl ko? Dėl to, kad viduj yra vidinis balsas ir jisai visada pasako, noriu arba nenoriu. Bet jeigu jisai toks svarstantis, čia kelionė ne jai. Nes tai yra kelionė ne šiaip su šokiais susijusi ar su sporto treniruotėm. Tai yra vidinis ugdymas. Tai mano nuomonė, kad geriau ne. Mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo Elenos. Aš sakau, kad jeigu jūs dvejojat, tai jūs pagalvokit dėl ko. Ir labai dažnai dvejonė, šiaip dvejonė kartais yra geras dalykas, ne visada, bet kartais geras dalykas.
Ir labai dažnai dvejonė leidžia iš tiesų savęs paklausti, kasgi man čia ne taip, o gal kažkas mane erzina čia, o kas man čia netinka, o gal čia tos moteris, o kas čia su jom tada ne taip. Labai galima per dvejonę atsigręžti į save ir išsiaiškinti savo tikruosius poreikius. Tai visos negatyvios emocijos tame tarpe ir dvejonė arba kažkoks tai susierzinimas, pavyzdžiui, gal net žiūrinti mus, reiškia, kad reikia užduoti savo klausimus, ko man trūksta. Ir gali būti, kad atsakius į tos klausimus dvejonių nebeliks. Jeigu liks, darykit taip, kaip siūlo. Gerai, tai ką, einam toliau. Tai gerai, bet aš atsakiau, bet tu kirtai normaliai. Tu turbūt nesitikėjai, ne? Ne. Jurgita, labai įdomu. O kokiu principu vyks tos treniruotės? Ir šiaip ar intensyvios, kas ten vyks, nes tiesiog smalsu. Mes turėsime visą spektrą užsiėmimų. Bus intensyvių treniruočių. Kalbant apie intensyvės, aš turiu mintyje funkcinės treniruotės. Apskritai savo pasiūlytus užsiėmimus aš tiesiog susidėliojau, susiplanavau taip, kad mes, moteris, atostogų metu, stovyklos metu, gautume visą reikiamą, iš tiesų tikrai reikiamą fizinę, emocinį, visokį krūvį mūsų tos stovyklos metu, kurį mes iš tiesų turėtume gauti kasdien savo kasdieninėme gyvenime. Tokiu principu buvo sudėlioti užsiėmimai. Todėl, pavyzdžiui, funkcinės treniruotės, kurios vyks rytais, jos bus pakankamai intensyvios. Žinoma, visą tai mes galėsime šiek tiek koreguoti pagal moterų fizinį pasirengimą, pagal jų sveikatos būklę ir pagal jų tiesiog individualius tokius pasisakymus, nes mes važiuosime tokie jaukioje, mes ilsėsimės jaukioje mažoje grupėje. Ir būdamos dvi specialistės su 15 moterų, mes tikrai galėsime pasikalbėti ir individualiai, sužinoti jų situacijas individualias ir šiek tiek individualizuoti, pritaikyti. Ir jų poreikius. Taip, pritaikyti pagal jų poreikius. Todėl bus intensyvių funkcinių treniruočių, bus labai tokių ramybei nuteikiančių užsiėmimų, bus gilių, meditacijų, kvėpavimų, bus visko. Čia paminėta mūsų įvykiai, bet funkcinės treniruotės, nes aš manau, kad ne visos moteris, kurios važiuoja, žino, kas tai yra funkcinė, nes yra specifinis pavadinimas, kas tas yra. Žinai, iš tiesų kiekvieną fizinį aktyvumą būtų galima pavadinti funkcinė treniruotė ar funkciniu užsiėmimu, nes bet koks judesys, bet koks judėjimo būdas ugdo tam tikrą funkciją organizmo ar apskritai bet kokia veikla ugdo tam tikrą organizmo funkciją. Bet kalbant konkrečiai apie šias treniruotės, jos vadinamos yra taip, kad mes ten, dėl to, kad mes ten ugdome pagrindinės reikalingas moterų funkcijas. Mes būtinai ugdysime jėgą. Mes būtinai ugdysime jėgą ir jėgos ištvermę. Ugdysime pusiausvyrą, ugdysime tarpraumeninę koordinaciją, šiek tiek ritmo pojūčio, kas padės ir šokio pamokose. Žodžiu, bus visi tokie baziniai, pagrindiniai judesiai, jie tikrai nebus sudėtingi, jeigu reikės, mes juos koreguosime, dirbsime su pasipriešinimo gumomis. Kvėpuosim giliai, stiprinsim savo širdį, kvėpavimo sistemą stiprinsime, raumenukų savo dailinsime. Tai va čia bus funkcinių treniruočių tokia užduotis, tikslas ir rezultatas. Ačiū. Sekantis klausimas. Važiuoja moteris, kurios viena kitos nepažįsta. Renkas, ar ne, tarkim. Tai kaip jom jaustis, nes savaitę gyventi vienoj vietoj su nepažįstamu žmogu pas mus yra kažkiek tai, toks, neramu, nekomfortas. Taip. Tai kaip to moteriam, kurios susitiks pirmą kartą gyvenime, kaip jom jaustis patogiai, komfortiškai mūsų erdvėje? Na, visų pirma, važiuojame kartu mes. Mes esame tos jungiamosios grandis, tiek tu, tiek aš tikrai sutiksi su manimi, mes esame tos, kurios ir sujungėme tas naujas moteris, mes įjungėme tas naujai ateinančias moteris, tu į savo šokių grupę, aš į savo funkcinių treniruočių, jogos ar kitas kokias treniruotės. Mes tikrai padėsime, jos neliks vienos pačios su savimi, mes būsime šalia.
Kita vertus, aš turiu pati savo, ne tik tai kaip treniruočių, kaip vedančios treniruotės patirtį, bet aš turiu savo kelionių, va tokių seminarų, stovyklų, kur aš važiavau, nepažinodama žmonių į tokias stovyklas ir panašiai leidau laiką. Ir noriu pasakyti, kad tas suartėjimas, jisai vyksta labai natūraliai, labai greitai ir gražiai. Ir tos praktikos, kurias mes ten atliksime, jos irgi padės nuimti tą nerimą, suartėti, susipažinti, nes bus tikrai labai tokių gražių praktikų ir to nereikia bijoti. Kita vertus, kambariukai dviviečiai, nereikės iš karto su visa grupe susipažinti, bus galima tiesiog prajausti, su kuo galima dažniau matytis. Taip. Viskas kartais sutampa natūraliai ir susidėlioja natūraliai. Elena, aš noriu tavęs paklausti, noriu, kad tu papasakotum, ar yra kažkokių specifinių daiktų, rūbų, ką reikėtų pasiimti būtinai į stovyklą, galbūt inventoriaus kažkokio reikia ir dar, o gal kokių nors vakarėlių bus ten, ar mes jau čia tik tai kvėpuosime, medituosime ir šoksime, ar dar kažką vyks. Nes tu labiau esi susipažinusi su ta vieta Ispanijoje, kurią mes vykstam. O tu galėtum man pasakoti. Žinoma. Pirmiausia, apie inventorių. Taip, kilimėlis būtinas. Aš manau, jogai. Taip, pirmiausia. Šokių bateliai nėra būtini, nes, tiesiog ne visos turi, ne visos nori, ar tiesiog atsipalaiduot pėdom irgi faina ir be batelių pabūt. O kaip tada mes šoksime basomis ar su sportiniais? Tai jūs bet kokiu atveju turėsi sportbačius, bet jeigu turit batelius, pasimkit. Žodžiu, tiks ir sportbačiai, kurie tinka ir funkciniams treniruotėms, ir tiktų ir bateliai, jeigu tokius turim. Taip. Basutės ar bateliai tinka. Ir svarbiausia, vyšnelė ant torto. Kaip be vakarėlio, kaip be ypatingo vakaro. Taip, mes planuojam padaryti tėminį vakarėlį. Kol kas nenoriu atskleisti paslapties, nes tas yra keli variantai to vakaro. Bet ką aš tikrai primiktinai reikalauju iš mūsų keliaujančių moterų, turėti pačią nuostabiausią, pačią gražiausią suknelę. Žodžiu, suknelė yra privaloma. Privaloma. Bateliai, aišku, prie suknelės, kaip ir priedas. Tai merginos, tas yra mano vyšnelė, kurią aš tiesiog nekantrauju. Prašom susirinkti, sudėti ir atsivežti. Tai tik tiek, daugiau viskas pagal įprastą kelionę. O toliau tiesiog sportinės aprangos, treniruočių bus. Maudymosi kostiumėliai. Nes skraistė. Laisvą laiką tikrai turėsim laiką praleisti paplūdimy, nes jūra bus tikrai šilta, garantuotas saulė, garantuotas nuostabus oras. Kaip aš laukiu. Greitai, jau labai greitai. Laikas bėga greitai. Liuks labai gerai. Ačiū.